jūsų įspūdis apie Lietuvos paviljoną? Gražus. Mažas gintarėlis Korėjai. Nuotraukos matėm netokį įspūdį paliko, bet čia vidui pavaikštus. Nu, nepadorus savus girtimis, tikrai gražiai atrodo. Tikrai aš nesitikėjau, kad bus taip gražu ir taip išradinga ir subtilu. Kaip po gintarinį kambarį vaikštai. Koks yra jūsų pačių santykis su gintaru? Girdėjau, kad Žilvino tėtis lyg tai užsiema juvelyriką ir kažkiek tai su gintarais taip pat dirba. Be abejo, dirba su gintaru irgi dirba. Tiesioginis santykis, aš esu matęs, tėvas turi lagaminę didelių gintarų ir daro visokius gražius prizus. O tai nuo pat vaikystės galbūt ir pats užsiiminėjo, kažkiek rinkdavot, netekdavo? Rinkdavom ir dabar šiai dienai renkam ir vaikus vedam, taigi bandom gintariukų parinkti. Tik tai tokie gintariukai. Va kaip čia. Mažiukai. Viena iš jūsų dainų yra apie gintarus. Gintarai taip ir vadinasi. Kaip būtent kilo šios dainos idėja? Šita daina yra parašyta Kulikausko, aš nežinau, 76 metais, 7 jie daug kas dainavo, bet jinai buvo užmirusi ir mūsų vestuvių programų Kulikauskas tą dainą padainavo ir mes įrašėm būtent gintariniai pakrantėj mūsų Juodkrantėj video tą dainą. Labai čia viskas ryšasi. Čia galim būtų dar vieną versiją įrašyti. O dabar bendras jūsų įspūdis apie Expo parodą. Pirmą kartą dalyvaujate tokio pobūdžio parodoje? Aš pirmą kartą atvažiavau ir tai yra... Ne, nebuvoju antrą. Bet šiaip labai smagi, labai tokia lengva paroda. Gal ne tokia jau grandiozinė, didelė, bet labai smagiai viskas padaryta, labai šviesi, labai gražių ekspozicijų yra. Aišku, mes neatsiliekam nei kiek mūsų ekspozicijų. Tikrai gražu. Kol kas dar nespėjote tikriausiai aplankyti jokių paviljonų. Ką planuojate aplankyti? Šiek tiek aplankėm. Vieną kitą aplankėm. Ir kur buvote? Izraelį pažiūrėjom, Turkmenistaną, Atlanto vandenino visą šalis. Argentinai ponė ir šoko. O Argentinos, tai va čia geriausia, kad tai jie yra šalia, va mes ir dabar girdim jų tango, toj bėgsiu žiūrėti, kaip jie tikrą tango argentinietišką šoką. O kuris labiausiai paliko didžiausią įspūdį, nustebino? Be Lietuvos, aišku. Be Lietuvos. Nusakyk, tau Argentina, taip? Man tai Argentina labai patinka, bet ir turbūt prancūzų neblogas toks patiko. O kom tie argentiniečiai dėl šokių savo? Argentiniečiai taip, dėl savo muzikos ir šokių. Pavyzdžiui, tokią šalį norėčiau aplankyti, todėl kad ten skamba tokia muzika, kad ten atrodo šoka visi. O man patiko Ocean tenai. Žinai dėl to, už tai, kad niekada nebenorėčiau kartu. Dėkuoju iš pokalbį.